antra dalis. Taigi, pirmoje dalyje mes šnekėjome apie laminavimo produktų Step 1 ir lyginom jų sudėtinės dalis. Tai, kas nematėte dar pirmojo video, tai siūlyčiau pradėti nuo jo, nes jame yra ir šiek tiek apie chemiją paaiškinimas ir, žodžiu, ten visa yra pradžia. O čia mes jau keliavam prie antrojo etapo. Taigi, kaip pirmasis etapas, jisai yra šarminis, tai šis antrasis etapas laminavimo procedūroje visada bus rūgštinis, nes, kaip žinote, pH lentelė, šitą juostelę, šarmas yra vienoje jos pusėje, rūgštis yra kitoje ir jie vienas kitą neutralizuoja. Tai dėl to antrasis etapas visada turi būti rūgštinis. Ką jisai daro? Jisai užfiksuoja disulfidinės jungtis naujoje padėtyje, jisai uždaro kutikulinius sluoksnius, jisai neutralizuoja be abejo šarmą, jisai visą laiką yra rūgštinėje terpėje tarp 2,5 ir 3,5 ir jisai yra dažniausia vandenilio peroksido arba natrio bromato pagrindu, kur šiek tiek toliau irgi papasakosiu apie šios ingredientus ir apskritai visus ingredientus daugiau. Taigi dabar apie vandenilio peroksido pagrindo produktus veikimą ir apie natrio bromatą. Tai pradžioje apie natrio bromatą. Čia jums noriu parodyti My Lamination studentų knygą, kur būtent ir yra puslapis skirtas natrio bromatui. Tai natrio bromatas irgi yra medžiaga padedanti neutralizuoti ir užfiksuoti disulfidinės jungtis naujoje padėtyje, bet nemažai šalių ir apskritai Europos Sąjungoje jisai yra, dabar bijau pameluoti, ar įtrauktas jau į pilnai uždraustas, užbanintas, ar tik įtrauktas dar į kancerogeninių produktų sąrašą. Anyway, čia galima irgi pasitikrinti, bet jisai yra šiaip labai kenksmingas žmogui ir ką jisai daro? Be abejo, jisai yra sukelianti vėžį medžiaga, sukelianti genetinius pakitimus, šiaip labai degi ir šiaip labai stiprų dirginimą kelianti. Tai visi produktai, kurie nori sertifikuotis ir Europos Sąjungoje turėti sertifikaciją ir galėti pardavinėti, jie jo naudoti negali. Tai anksčiau jis buvo naudojamas, be abejo, po to buvo atliekami įvairūs tyrimai ir tas jo kenksmingumas, matot, 3 raudoni ženkliukai, jisai Europos Sąjungoje, taip sakant, užbanintas. Ir visi tie produktai, turintys natrio bromatą, yra pakeisti į vandenilio peroksidą. Saugų, plačiai naudojamą, pakankamai saugų, plačiai naudojamą produktą. Bet ne Europos Sąjungos šalis, Ukraina, Rusija, Baltarusija, Kinija ir netgi Anglija, aš taip sakyčiau irgi, jei nepameluosiu, žodžiu, ne Europos Sąjungoje, jisai dar gali būti naudojamas. Tai štai koks skirtumas tarp vandenilio peroksido ir natrio bromato. Taigi dabar apskritai, kas į Step 2 įeina, tokie blokai jo, kokie yra. Tai aš išskyriau A, B, C, D, 4 blokus, tai labai nesismulkinant. Tai visų pirma yra rūgštinė bazė, toliau apsauga drėkinimas, tada kvapai ir toliau visa kita tokia kaip bazė, emulsikliai, konservantai, stabilizatoriai, kurie mums turbūt mažiausia čia yra aktualūs. Iš rūgštinės bazės, kas tai yra? Fosforo rūgštis, etidronik rūgštis, citrik rūgštis, kas galėtų būti iš apsaugos ir drėkinimo. Cetyl alkohol, cetyryl alkohol, lauryl alkohol ir cetyryl alkohol. Šiek tiek apie šitos alkoholius irgi šnekėjau pirmame video. Toliau kvapai tai bus įvardinti parfum arba fragans. Ir toliau visi konservantai, emulsikliai, tetrasodium glutamate, diacetat, ceteretat, 20-37 ir taip toliau. Šitie sunkus pavadinimai, jų labai čia galim ir nesigilinti. Ir dabar tada keliaujam prie pačių produktų, o produktų turiu įvairių skirtingų pakuočių irgi visą krūvą, tai pakalbėsim, kas į jų sudėtį įeina ir pagal 10 kriterijų apibūdinsiu ir visus šituos 3 brandus. Tai ką, tai pradėkim nuo Maksimovo brando, apibūdinkim jį pagal 10 kriterijų. Tai sudėtis mes jau aptariam,
gamintojo laikymo laikas. Dabar kas dėl laikymo laiko, jisai daugmaž visur yra labai panašus. Ten, sakykime, 6-10 minučių ar kažkas tokio, bet dar visai noriu jums pasidalinti tokią formulę, nežinau, ar teko girdėti, tai yra pusę laikyto step 1 laiko plus 2 minutės. Tai, pavyzdžiui, jeigu step 1 buvo laikomas 13 minučių, tai šį reikėtų laikyti 13 dalinam iš 2, 6,5 plus 2 minutės, 8,5. Na tai va 9. Šiaip aš ir skaitau, kad laikyti reikėtų kažkur tarp 7-10 minučių. Tai manau, gal šitą formulę jums irgi pravers. Pakuotės yra arba, sakykime, tokiam buteliukė beorėme, arba standartiškai sašetėmis. Kainos yra nuo sašetė nuo 5 eurų, buteliukas nuo 20 kelių, parašysiu tikslę kainą. Patirties lygis čia tikrai joks nėra reikalingas, čia nėra step 1 produktas, kuris yra pats agresyviausias mūsų procedūros produktas. Kas dėl spalvos? Balta. Ir su viena balta, kito balta su sidabro blizgučiais. Konsistencija. Faina, maloni tokio emulsijos, tokios tarp ne visai kremas, bet ir ne visai toks skystalas. Tai tokia maloni emulsija. Kokiam plaukui skirta, tai iš esmės vienintelis yra dalykas nemaišyti Supreme linijos ir negalima jokių būdų Supreme, tai yra stipresnė linija, imti su įprasta linija. Jų pH turi būti suderinti ir dėl to tos linijos negalima maišyti su kita. Tai yra neužteks stiprumo step 2 neutralizuoti Supreme linijos pirmąjį etapą. Tai jie yra suderinti. Gamintojas yra Italija. Dabar keliaujam prie tada Mylamination produktų. Tai dabar kalbant apie sudėtį, tai irgi yra vandenilio peroksido pagrindo produktai. Rūgštinė bazė irgi fosforo rūgštis, toliau iš drėkinimų yra ceteryl alkohol ir lauryl alkohol. Ir dabar kalbant apie mūsų tuos kitus aspektus, tai laikymo laikas šiaip analogiškas, kaip ir sakiau, aš naudoju tą formulę. Kvapas nėra jisai erzinantis, kaip ir Maksimovas, toks lengvo, bandau pamastyti, uždarytas šitas žodžiu, jisai yra lengvo tokių saldumo, geliškumo turintis kvapai. Mylamination, Maksimovos karamelės, vanilės tokie poskoniai yra. Pakuotės arba tubelė, parodysiu jums tubelę, arba tokia tubelė, arba standartiškai sašetės. Kaina yra sašetė 5,50, tubelė irgi virš 20,8 eurai, irgi jums parašysiu. Kas dėl patirties, be abejo, patirtis, netgi su step 1 Mylamination produktų nereikalinga labai didelė meistro patirtis, lyginant kaip, pavyzdžiui, Maksimovos Supreme linija arba Pink Flash. Ten jau meistras turėtų būti patyręs. Spalva balta, viskas aišku su balta, konsistencija irgi tokio emulsijos, labai patogiai dirbasi, neperskista. Kokiam plaukui apskritai naudojama, tai šiaip Mylamination step 1, jums reikėtų gal į tą video perėti pažiūrėti, bet step 1 yra vidutiniam plonam plaukui idealiai. Ir gamintojas be abejo Italija. Ir trečiasis brandas tai yra Pink Flash. Ir na ką, keliaujam pagal 10 aspektų. Tai sudėtis. Jisai yra vandenilio peroksido pagrindu. Ir rūgštinė veiklioji medžiaga sodium salicylate. Drėkinantis irgi turi 2 drėkinančius apsauginius ingredientus. Ceteryl alkohol, kaip matot, jis yra visuose branduose, kaip toks basicas, ir parafiną turi, kuris apgaubia ar ne plauką, padaro jam tokią apsaugą nuo persausimo. Keliaujam tada pagal tuos 10 kriterijų. Gamintojo laikymo laikas. Tai Pink Flash, šita linija, jinai yra stipresnė linija, greitesnė linija. Ir šiaip
jeigu step 1 jų, pavyzdžiui, užtenka net ir 6 minutėm palaikyti, lygiai tiek pat aš iš tikrųjų laikau ir step 2, kad tikrai gerai neutralizuotųsi, nes produktas yra tikrai gana greitas. Toliau apie kvapą. Kvapas lengvai prasimuša amoniako šiek tiek, bet irgi nebaisiai. Tikrai dirbti įmanoma. Toliau apie pakuotės. Antakių linija yra buteliukė su pampu, labai patogu, švaru. Apskritai įvairius buteliukai labai tikrai švariau dirbasi negu su sašetėmis ir standartiškai sašetės. Kainos. Šita linija pigesnė šiek tiek, 4,5 viena sašetė, buteliukai gal 20 eurų. Irgi parašysiu jums kainas. Patirties lygis dirbant su step 1, su step 2 šiaip kaip ir miniu nėra labai aktualu, bet kadangi vis tiek dirbsi su step 1, patirtis turėtų būti meistro gana nemaža, nes produktas yra tikrai greitas ir tikrai stiprus. Spalva balta, konsistencija irgi tokios emulsijos, plaukui apskritai iš Pinko brandas, šita linija skirta nuo vidutinio iki stipraus plauko, plonam nesirinkčiau, bet antakių linija su cistiaminu yra tikrai galima naudoti ir švelnesniam plaukui. Ir gamintojas yra, tai yra šveicarų brandas, bet gamina Anglijoje. Na tai tiek apie step 2 produktus. Šitas video yra trumpesnis, nes iš tikrųjų šitas etapas ir yra, kaip pasakyti, jo paskirtis yra viena – užfiksuoti plauką naujoje padėtyje. Ir iš esmės viskas, ko mums iš šito etapo reikia. Toliau jau keliaus dažai, maitinantis etapai, maitinantis, kuriuose ten tai bus ką palyginti. Ten laukia tikrai rimtas video ir po to galutinis irgi paskutinis etapas, tai tenai bus plačiau kažkiek, bet čia irgi galit susidaryti šiokį tokį įspūdį. O toliau žinot ką daryti, sekit, laikinkit, pakomentuokit, kokių video norėtumėt ir aš tikrai pasistengsiu juos jum paruošti ir padaryti. Tai nulėkit ir į mano Instagramą, pasižiūrėkit, tenai nuolat keliu įvairius naudingus video, išbandau visokius skirtingus produktus, tai va, čiau!